Visos įvairiausio dydžio figūrėlės iš specialaus plastilino, kurias dabar matote, Astijaus darbas. Tas gabumas atėjo nuo darželio. Iš tikrųjų, nes būdavo taip, kad Astijus ateina į grupę ir ten jau stovėdavo tiesiog eilė vaikų ir laukdavo. Tu man nulipdyk tą, tu man nulipdyk aną. O tada Astijus pradėjo lankyti mokyklą ir susipažino su savo asistente Neringa. Tai va tada Neringa ir pastebėjo tą talentą, nes mūsų gal akis jau pripratus buvo prie to, kad jisai lipdo. Man mokykloje vis tiek kaip mamai labiau rūpėjo mokslai. Astijus vienas iš mūsų, bet kitoks. Autizmo spektro sutrikimas lyg ir uždaro jį jo paties pasaulyje, bet mama jau nebejaučia skirtumo tarp savo ir sūnaus pasaulio. Nelabai žinokit, kad mes nuo pat pradžių gyvenam visi jojo pasaulį. O ir pasauliai tie susiliečia. Astijus užsuka į svečius. Kartais užsuka, nes jie iš tikrųjų, vis tiek, jisai turi tą savo burbulą, kartais ateina ir mūsų tą burbulą, bet mes vis tiek daugmaž, visi gyvenam jo burbulę. Daug dėmesio jiems yra skiriama labai. Nes mums gal jisai irgi labiau įdomesnis, tas jojo burbulas yra iš tikrųjų. O Neringai dar nepaprastai įdomus ir Astijaus darbeliai, kuriais jie susižavėjo vos pamačiusi pirmąjį. Kiek laiko lipdai vieną skulptūrėlę? Valandas. Kelias valandas. Kelias valandas. Ir savaitės kartais. Ir savaitės. Na ir tada kilo idėja, kad reikia keliauti per Lietuvos bibliotekas su jo darbeliais, taip ir pradėjom tą kelionę. Tikslas tos parodos buvo nuo pat pradžių parodyti, kad autistiniai vaikai irgi gali kurti, įrengti tas parodas ir parodyti tuos tokius gražius dalykus. Mūsų iš karto buvo pati pirmoji ta mintis, nes net Neringa ir yra pavadinimas sukūrus parodos. Aš toks kaip ir tu. Apkeliavę daugiau nei 20 bibliotekų Žemaitijoje, jie sugalvojo, kad laikas išplaukti į platesnius vandenis. Nes yra daug to tokio kūrybos, daug to... Einam namo. Palauk. Daug tikrumo yra visko, tai smagus tas burbulas. Mes čia visi žiūrime, kolektyvas, filmuojantis, operatoriai, redaktoriai ir negalim patikėti, ką matom ekrane. Taip pat ir atvažiavom čia parodyti tą burbulą. Na štai.